Eglės sanatorija, įvairiausi kurortai ir poilsiai dažniausiai planuojami su šeima, labai mėgstu tai daryti su Agne, tačiau kai tai yra šalia tavo namų, Vilniuje, štai čia pačiame centre, nusprendžiau atvažiuoti ir vienas, išsitestuosiu šiandien savo eiseną su Zebrio aparatu, įdomu išbandyti bus jį ir taipogi man testuos ir pakabins ant kažkokio redkordo. Viską išsiaiškinkime, keliaukime į Eglės sanatorijos dienos centrą. Simona, keliaudamas čia pas jūs į Eglės sanatorijos dienos centrą Vilniuje, mačiau praeivių žvilgsnius ir jų bandymą atkartoti, tarytum iš lūpų Eglės sanatoriją. Jie vis dar žvelgiant su nuostaba, tai ar jau prisijaukinote tą vilnietį klientą, kai veikėte daugiau negu metus? Džiaugiamės, kad vis daugiau klientų atranda Eglės sanatoriją čia Vilniuje ir apsilanko išbandyti mūsų teikiamų paslaugų. Aš asmeniškai čia atvykau dėl dviejų priežasčių. Išbandyti Zebrį, labai norėsiu išgirsti, kas tai, ir sakė, mane kažkokių diržų kabins. Zebris yra eisenos vertinimo įranga, skirta įvertinti, kaip žengėte žingsnį, kaip statote koją, kaip paskirstote kūno svorį, kokie raumenys įsijungia vienoje ar kitoje žingsnio fazėje. Na ir žinoma, atsižvelgiant į rezultatus, mūsų kinesterapeutai jums sudėliotų individualios kinesterapijos planą ir kaip ateityje išvengti sveikatos sutrikimų, būtent dėl netaisyklingos eisenos. O jūsų minėti diržai tai yra mūsų Redcord įranga, kurios pagalba galime ir ištestuoti klientą ir sudaryti gydymo planą. Taigi, Alanai, kviečiu išbandyti mūsų procedūras. Atrodo kaip eilinis bėgtakis, tačiau čia yra testavimo aparatas ir kaip suprantu, jisai testuoja mano svorio pasiskirstimą ant pėdos vienos arba kitos. Taip, tiek viena, tiek ir kitoje ir matosi pačioje pėdoje tiek, kiek yra svorio ant kulno, galima vadinti svorio, bus paprasčiau suprasti, ant kulno ir ant priekinės pėdų dalies, link padėkaulių. Kol aš eisiu 30 sekundžių, labai paprastas klausimas. Kam jisai galėtų būti naudingas Eglės sanatorijos dienos centre? Žmogus užbėga ir ką, jis gali tiesiog imti pasitikrinti? Taip, čia paprasčiausiai yra galima naudoti dviem atvejais. Tarkim, reabilitacijos pradžioje ir pabaigoje pasitikrinti, ar mes turime jau geresnius rezultatus, ar reabilitacija veikia. Taip pat kaip ir profilaktika, pasitikrinti, ar mes taisyklingai vaikštom, kad mes neturėtume jokių traumų, kad svoris būtų taisyklingai pasiskirstas ir gražiai vaikštome be skausmo. Gintarė, kodėl žmogus žiūrėdamas dabar šį reportažą turėtų nuspręsti ateiti čia ir išsitestuoti? Kodėl tai yra naudinga įsivertinti? Tam, kad mes išvengtume ateityje didesnių ligų ar patologijų ir suprastume, kad žingsnis yra mūsų pamatas ir kad nuo vieno žingsnelio gali pasikeisti labai daug. Mūsų net ir pečių juosta, net ir galvos padėtis. Truputėlį pasitikrinsim judesius pilnus, kas gaunasi. Norėtųsi, kad jie truputį būtų didesni. Pasiektų kuo arčiau visus mano pirštus. Čia labai aktualu, nes kaip ir trapecijos ir kaklo visas raumenynas įtampos, yra labai gera diagnozė. Tai mes bandom šitus raumenis atsipalaiduoti, tam, kad jūs galėtume daryti pilną judesį ir niekas netrukdytų. Tai iš principo tokiu atveju ir masažas tinka, ne? Kaip ir rekomenduojamas tokiais atvejais yra, kad šiek tiek. Kas dabar jaučiasi? Na, dabar mažiau nugaros, nes aš sakau, dubenį netiek iškėlęs esu, tai... Gerai. Palaikom. Ir viskas, nusileidžiam. Gerai. Tai iš karto be jokios pertraukos darysim tą patį. Pakeliam koją, pakeliam dubenį, stipriai spaudžiam. Kaip dabar? Jo, dabar sėdmuo. Labai gerai. Simona, tai kaip suprantu, iš viso to, ką patyriau, kad Eglės sanatorija jau tikrai nebėra ta sanatorija, apie kurią visi galvojo anksčiau iš senų laikų, kad tai yra senyvo amžiaus žmonių, seniorų sveikatinimosi vieta? Mes laukiame tiek seniorų, tiek vaikų, tiek darbingo amžiaus žmonių pas mus ir Birštone, ir Druskininkuose, ir Kaune, ir jau čia dabar Vilniuje. Bet jeigu jūs norite sutaupyti 2 valandas, kurias praleidžiate važiuodami iki mūsų kurortų, tai kviečiame visas procedūras atlikti čia mūsų dienos centruose.